O dabar studijoje dar vieni svečiai. Mes pasitinkame Godą Juocevičiūtę, žurnalistę ir taip pat žurnalistą, keliautoją Raimondą Dikčių. Labas rytas. Labas rytas. Džiugu, kad atvykote. Šįryt mes mėginsime pasiklausyti, kaip alsuoja drakonas. Drakono alsavimas. Būtent taip vadinasi jūsų knyga apie Honkongą, Kiniją ir Tibetą. Tai ar teko bent jau pajausti, ar pamatyti, kaip tas drakonas alsuoja, atrodo? Ne, drakono alsavimas pavadinimas yra dėl to, kad drakonas yra pas kinų, kaip sakant, mitologija yra sėkmės simbolis. Dėl to yra taip ir imperatorių galę simbolizuodavo drakonas, tik dėl to yra pavadinimas drakono alsavimas. Yra, kaip sakant. O drakonas alsuoja, kaip jis alsuoja, labai matosi, jeigu nuvyksti į Tibetą. Tai raudona liepsna. Šie metai labai sėkmingi turėtų būti visiems. Ne tik kinams turbūt. Kinams taip, Tibete ne. Tibete ne. Mes dar užgriebsime ir šią temą. Knygoje turbūt medžiagos turite daug, keliaujate jau 10 metų į tą pusę. Kaip parinkote temas šiai knygai? Mes tiesiog, kadangi daug keliavome, tiesiog kaupėsi laikui bėgant ir žinios, ir įspūdžiai, bet to teko ir studijuoti Azijos studijas. Raimondas studijavo tradicinę kinų mediciną. Taip, kad laikui bėgant susiguli tie įspūdžiai ir tada jie virsta knyga. Per 20 metų, Raimondai, lankėtės, jeigu neklystu, 30 kartų Kinijoje. Kas ten taip traukia sugrįžti vėl ir vėl? Visų pirma, Kinijoje tai yra kas didžiausia Kinijos vertybė, tai yra tradicinė kinų medicina. Tai traukia sugrįžti, nes aš ten gilinuosi ją pastoviai ir ilgą laiką. Po to Tibetas, Tibeto kultūra, Tibeto budizmas, unikali Tibeto gamta, fantastinis kraštovaizdis. Tokie dalykai. Kalbant apie kinų mediciną, apskritai ir Lietuvoje yra pasekėjų, gerbėjų jos. Ar ji atranda kelią į lietuvių sielas? Žodžiu, tai tradicinė kinų medicina Lietuvoje yra labai daug šnekančių apie tai, bet neturinčių nei žalio supratimo, kas tai yra. Iš tikrųjų, tik keli lietuviai yra Kinijoje studijuoja tradicinę kinų mediciną. 2-3 kažkur žmonės yra. Ir tie, kur šneka kažkur, ten akupunktūros Sankt Peterburgė prisimokė yra, tai čia jie ne visai supranta, kas ta kinų tradicinė medicina yra. O Lietuvoje tai yra... Lietuvoje yra skleidžiami visokiausiai piktybiniai mitai, tai daro gydytojai, nematai tradicinė kinų medicina yra kažkas alternatyviai, o šita moderni surogatinė medicina, kuri atsitin tradicinė, ta mūsų moderni medicina, ne, kūdikio amžiaus, ji ne 100 metų neturi, jokia tradicinė nėra, tai yra moderni medicina. Tradicinė kinų medicina tai yra mažiausiai 5000 metų medicinos sistema, receptai, kai kurie atėjo net iš kelių tūkstančių metų senumo, tai yra amžių patikrinti, kaip veikia. Tai yra tokie mitai skleidžiami, būtent gydytojų mūsų skleidžiami piktybiniai mitai yra apie tradicinį kinų mediciną. Taip, čia turbūt dar atskira tema, bet grįžkime mes į keliones. Azija, Honkongas, Kinija, Tibetas. Na, trumpai pakomentuokite šią šalis, kuo jos skiriasi, panašios, ko mes galbūt nežinome apie jas. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai yra be galo skirtingi regionai. Iš tiesų taip ir yra. Kultūriškai jie turi daugybę skirtumų. Kita vertus, juos visus neišvengiamai sieja ir tam tikra istorija ir politiniai klausimai, kadangi jie visą laiką buvo tam tikruose santykiuose ir draugystėje ir trintyje tarpusavyje. Dėl to jie ir įėjo į vieną knygą ir knyga tapo trilypė. Būtent. Ir Honkongas ne veltui tapo pirmuoju skyriu mūsų knygoje, tai dėl to, kad tai yra šiuolaikinis megapolis ir atspindi šiuolaikinę civilizaciją daugiausia. Toliau keliaujame į Kiniją, į Kinijos gilumą. Ten jau prasideda įvairiausių įdomybių, tiek praeitis, tiek dabartis susipina daugybę skirtingų sričių ir patyrimų. Na, o Tibetas tai jau vienas apskritai pasaulyje sudėtingiausiai prieinamų regionų.
yra, dėl to tai ir buvo paskutinis skyrius, galima sakyti, sudėtingiausios temos, nes kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Aš manau, Raimondui labai patinka Tibeto tema, taip, kad ir kaip būtų skaudu. Kaip, tema patinka, nes ten Tibetas tai nėra vien skaudi tema, daleiskim, kad būtų. Tibetas yra, lyg šiol išlikusi unikali archainė kultūra, tai yra Tibeto. Pavyzdžiui, Tibeto budizmas tai yra unikalus iš viso reiškinys yra. Nes tai nėra tas budizmas, kuris kaip Čian paplitęs ar Dzen budizmas pasaulyje. Tai yra kai kurie ritualai atėję iš Bono Tibeto budizmai yra ir jie siekia tas, prieš istorinius laikus. Ir šitie dalykai dar gyvi tenais yra. Dar vis gyvi. Nežiūrint to, kad ten buvo ta kultūrinė revoliucija, viskas buvo naikinama 66-76 metais. Po to dabar yra civilizacija dabar. Naikina civilizaciją, neša tą civilizaciją vadinamą, kurią, kaip sakant, jau dabar labai tapo tą šiuolaikinę civilizaciją vadinamąją, kuri, mano akim, tai yra anticivilizacija. Ir šitą, jinai greuna tą Tibetą, greuna tą kultūrą, greuna gamtą visų pirma, nes gamta Tibeto yra unikali, tokių dalykų, niekur nėra pasaulyje nieko panašaus. O kokie gajų stereotipai, tarkim, apie tą patį Tibetą, apie tas Azijos šalis, kuriuos jau reikėtų paneigti? Kokie gajų stereotipai, visų pirma, yra gajų stereotipai, kad tai yra žmonės atsilikę kažko. Tai visą laiką buvo skleidė, dabar kaip yra? Vidinė savo tokia kultūra, daleiskim, tas pats Tibetas ir ta senoji Kinija, ar ne? Tai mes neturėjom tokios kultūros niekuomet Europoje. Tai yra labai aukštos, kaip sakant, aukšta kultūra vidinė. Ir aukšto lygio žinios, pavyzdžiui. Tai tos žinios, kurios atėjo, daleiskim, medicinos žinios, Kinijos ir Tibeto tradicinės medicinos, po to psichotechnikos, psichologijos žinios. Pas mus dabar net tokių nėra. Tai yra čia vienas mitas. O dabar, kas liečia tą patį, žmonės pas mus įsivaizduoja, kad civilizacija tai yra technikos progresas. Ir jau ir Kinija jau pernešė šitas, kaip sakant, nesąmonės. Tikroji civilizacija yra vidus žmogaus. Technikos ten gausa, įvairovė, žmogaus laimingesnė, neprotingesnė nepadaro. Atvirkščiai neša ligas, neša psichikos degradavimą, nes, pavyzdžiui, tibetiečiai dar lik šiol yra. Jie perskaito knygą atsimena. Anksčiau tai buvo įprasta, anksčiau buvo žodinė informacija, jinai persiduodavo iš kartos į kartą, žodžiu, be jokių pakeitimų. Dabar kompiuteriai viskas. Atmintis degraduoja. O lig šiol, keliaujant į tą pačią pusę tiek kartų, kas jums kelia dar vis nuostabą? Man, pavyzdžiui, jau visiškai jokios nuostabos niekas nebekelia. Netgi, tarkim, jau po kelionių į Kiniją ir Tibetą, kai nuvykstu į kitas pasaulio šalis, juose jau irgi niekas nebestebina. Išskyrus, galima sakyti, kad vis dar yra didelis susižavėjimas būtent tuo senuoju kultūriniu palikimu ir ypač Tibeto budizmu ir Tibeto budizmo vienuolynų kultūra. Bet, kad stebina, tai jau matyti niekas nebestebina. Mane stebina toks negatyvus, gal toks biški reiškinys yra, kaip valstybė antra ekonomika pasaulyje yra ir lig šiol negali susitvarkyti viešbučiuose kanalizacijų ir nesugeba užtikrinti, kad būtų švari patalynė. Jiems to nereikia? Koks požiūris? Toks ir požiūris, aplaidus požiūris yra. Aplaidus, tai ir stebina, kaip yra levituoja traukiniai, statomi didžiuliai dangoraižiai, skraido raketos, antras BVP pasaulyje, viešbučio kanalizacija, kaip 20 metų įsikiša, tai pusikiša, nežiūrint kokio lygio viešbučis yra, ir po to patalinė, tai daugumoje viešbučių lik šiol, kaip neplaunama, Tai čia tie kultūriniai skirtumai, turbūt, kurie gajus yra. Ne kultūrinis, čia yra toksai aplaidumas, gali būti toks negatyvus, toks yra vieno žodžio. Yra daugiau visokiausių, yra daug ir pozityvių, aišku, skirtumų yra labai daug, nes yra tokie pozityvūs dalykai, kad žmonės sugeba, taip sakyti, agresiją nuslopinti, labai sugeba jie, kad sugeba taip neatsakyti agresiją. Agresija yra labai pozityvių dalykų, daug yra. Bet to yra įprotis, pavyzdžiui, taip kaip Kinijoje, daleiskim, tai yra įprotis kiekvieną rytą dalyti tas mankštas tradicinės kinų, tai či, cigonų, vučinčiai arba ten šokti yra. Pavyzdžiui, Tibete tai yra, kas tiesiog nuostabus įpročiai, tai yra, kad
žmonės tiesiog rytą ir vakare eina koras, tai maldos ratus tokius aplink vienuolynus, šneka mantras pastovi, tas pamaldumas toks. Ir dar Tibete, kas labai stebina, tai džiugina tiesiog, tai yra nežmoniškas, taip sakyti, nematytas nuoširdumas žmonių. Ir labai trumpai atsakykite, kam patartumėte pavartyti, paskaityti, pajausti drakono alsavimą. Iš tiesų, drakono alsavimą gali pajausti visi ir mes tikrai savo skaitytojų neskirstom į tam tikras kategorijas, kadangi aš manau, kad mūsų knyga yra skirta ir keliautojams, ir tiems, kurie domisi Aziją, ir tiems, kurie apskritai yra atviri ir pastoviai smalsauja ir ieško atsakymų į jiems ramybės neduodančius klausimus. Tarp kitko, vat ir mistikos ieškotojams labai pravartu šią knygą paskaityti. Mūsų auditorija plati. Mūsų dar būtų medikam neprošalė susipažinti, kas tai iš tikrųjų yra tradicinė kinų medicina. Ir labai svarbu yra tikrai verslininkam, kurie turi su Azija reikalų, kad suprastų jų mąstymo būdą tvarkant reikalus. Nes visą laiką turi būti tarpininkas, bet tarpininko tenais reikalai nepajudės. Ir kinai visuomet, kaip sakėt, nors ir negali pasakyti, jie nesakys ne. Ir dar vienas dalykas, pas kinus prekybininkus, verslo žmonės yra su garbės reikalu apmauti užsienietį. Padaryti biznį, apgaunant. Čia tik pas verslo, pas biznį. Kiti žmonės netokie. Ačiū Jums už pokalbį ir geros dienos. Ačiū.